Dar ką, mes turim dvi naujas istorijas jūsų dėmesio. Treniravaisi ką nors ar ne prie filmavimo? Tiesą sakant, praktiškai nieko. Šiek tiek pagalvojau savo porą minčių, maždaug kur galėtų tas pokalbis nueiti, žinant, kaip tos laidos vyksta, bet kažkokio specialaus pasiruošimo tai nebuvo. Tai net nešė marketingas kokio lapo reikalavimų, ką pasakyti, ką išnešti? Ne, nelabai ir buvo. Čia gal labiau atspindi visą tą darbo modelį, kurio vadovaujasi, kad daug kas yra ekspromto, taip kaip gaunasi, nes būna, kad jis režisuoji, bandai daryti pagal planą ir labai dažnai tas planas keičiasi ir labai žmogui paskui sunku kažką kito padaryti, nes jis turi tą savo planą ir bando laikytis. Tai tiesiog yra kažkokia pradžia, padarai ją ir paskui žiūri, kokie žingsniai sekančius reikia daryti. O verslė irgi be plano varai? Dažnai taip. Nu kodėl, nes šiaip sako, reikia planuoti, ne? Tai man yra šitas, aš irgi labai gerai atsimenu mokykloje, universitete, ekonomikos pamokose, kai būdavo, kad kažką kai pradedi, turi gerai susiplanuoti, susiskaičiuoti, žiūrėti, čia tau gaunasi, matematika nesigauna. Realybėje galvoju kažkiek kitaip yra, ne? Tu pradedi planuoti, pasiskaičiuoji, žiūri, kad gal ta matematika nėra tokia ideali, kokia būtų, bet tu galbūt gali padaryti geriau ir tu savim tiki. Labai dažnai verslė yra, ypatingai, manau, pas patyrus verslininkus, tas šeštas pojūtis, šitas jausmas, kur dažnai verslininkai jo ir pasivadovauja. Kiek turit salonų šiaip Lietuvoje? Irgi įdomi istorija. Kažkada turėjom 16 salonų, dabar turim tik 6. Ir su kiekvieno salono uždarimu mums vis sėkmingiau sekės. Vadinkim, tai ir darbuotojų išlaikymo kaštai, salonų išlaikymo kaštai, visi administraciniai kaštai. Ir tie klientai, jie tiesiog ateina į kitus artimiausius salonus. Tai kažkada buvo galbūt vadovautis ta idėja, kad reikia būti arčiau kliento, bet dabar matom, kad tie klientai Kėdainiuose, Tauragėje, Utenoje, jie vis tiek važiuoja savo kasdieniam reikmėm labai dažnai į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, kad ir kiną pažiūrėti. Tai jiems užsukti į saloną nėra jokių problemų. Pasilikom didmiesčiuose salonus ir tai labai pasiteisino. Einam pažiūrėti, kad nepraleist progos pasidomėti. Tiesa, kada šitą saloną uždarysit? Čia gal su paskutiniu žingsniu. Su paskutiniu. Tai dar. Vis tiek kauniečiai bus pats skausmingiausias sprendimas. Kokį nors trumpą tokią, kaip jūs vedat klientus, kai jiems reikia išsirinkti ką nors? Visą laiką dabar pasakoju apie plisuotas žaliuzes, nes tai yra ateinančių 2 metų mada Lietuvoje ir aš manau, kad daugeliu sprendimų pranašesnis yra už roletus, ypatingai tuos, kuriuos mes matėm kurie priglūdė prie lango, maža kasetė, audinys važinėjo aukštyn žemyn. Dexterą mes visi žinom kaip roletų pardavėją. Tai čia kokią dalį roletai sudaro jūsų pajamose? Jeigu pavadinsim grinai tik tai roletai. Man ir šitie kaip ir iš tos pačios. Kaip žaliuzės, ne? Tai maždaug apie pusę mūsų apyvartos sudaro. Vidaus žaliuzės, kita pusė išorės produktai yra, kur ypatingai per COVID laikotarpį ir po jo, tai buvo nežmoniškai didelis augimas išorės produktų, markizės, pergolos, fasado žaliuzės, fasado roletai, sauginės žaliuzės. Ypatingai apsauginės žaliuzės Lietuvoje buvo toksai produktas, kuris savo saulėlydį išgyveno, bet... Apsauginės aliuminis, kur užsileidžia. Jo, kurios dažniausiai tinkamas ant pastatų, mes matom, ant privačių namų. Bet prasidėjus konfliktui tarp Rusijos ir Ukrainos, tai pas žmonės toks gimė gal vidinis saugumo jausmas, poreikis, ir labai išaugo paklausa tų žaliuzės. Tai irgi matom, kaip kažkokie netiesioginiai sprendimai, emocija, veikia rinką. Galvoju, kaip čia ką čia žmonės galvoja, jeigu reiks išvykti, užtrauksiu žaliuzės, kad langų neišdaužytų. Galbūt taip. Supratau, dar čia mačiau, turit markizės, jūs tai vadinate, ne? Taip. Markizės ilgą laiką, daug metų, mes jas tiesiog, kaip ir įprasta buvo Lietuvoje, nebuvo jokių gamintojų lietuviškų, pirkdavom, parduodavom. Pagrindinė markizių rinka Lietuvoje yra Lenkijos gamintojai, kurie sugeba pigiausiai pasiūlyti, greičiausiai pažinimas čia yra. Mes prieš 3 metus nusprendėm, kad jau turim
pakankamus kiekius, kad galėtume patys pradėti gaminti. Mhm. Tai vėlgi buvo ta tokia, paskaičiavom, skaičiai nelabai gerai sueina, tai ką reikia investuoti ir numatomas atsipirkimo periodas, bet buvo nuojauta, kad mes galim padaryti geriau ir išeiti į eksporto rinkas tom markizėm. Ypatingai, ką esam pastebėję klientam kitą kartą, eksporto didmenininkam, ne tik kaina yra svarbu, bet aptarnavimo kokybė. Tarkim, jeigu Lenkijoje gauna labai gerą kainą ir, kaip sako, iškyla problema, kažkur tas laiškas pas Lenkų vadybininkus dingsta, ne? Jis tiesiog ignoruojamas būna. Mes stengiamės kuo greičiau spręsti tas problemas klientų, jeigu tokių turim. Statistika šiai dienai tokia, kad per 3 metus turėjom 6 markizės, kur reikėjo kažką papildomai mum prisidėti. Mūsų markizės, tarkim, jeigu nuperka danų didmenininkai, jie jas pardavinėja po 4,5–5 tūkstančius eurų. Mums Lietuvoje maždaug 1,5–1,800. Toks skirtumas. Tai tokie skirtumai yra. Na, gamyba mūsų ruošiasi jūsų vizitui, kaip mato, darbas nevyksta pilnu tempu. Mūsų idėja buvo parodyti, kuom tas mitas Dextera brangu, tarkim, medinėse žalėse, ne? Galbūt didžiausias skirtumas yra mūsų su konkurentais lyginant. Kaip atrodo mūsų gaminys, na ir rinkoje kitis tinkami gaminiai. O, fainiai, palyginimo. Ko atsėda, jo. Tai visą laiką sako, apie konkurentus nieko blogo daug negalima sakyti, nesolidu, tai mes tiesiog palyginsim tai, ką galim dažniausiai tik. Pavyzdžiui, čia mes matom plastikinį profilį viršutinį, ne, ir tiesiog pastiprinimui yra įdėtos metalo plokštelė. O čia matom pas mus aliuminis profilis ekstruduotas, visiškai kitas principas, gaminius galim gaminti iki 2,70 m. Aš buvau įsitikinęs, kad Lietuvos ekonomika augs ir su tuom ateis visa prabangos prekių industrija, visi luxury dalykai, visi žmonės ieškos geresnių sprendimų. Bet va, mes žiūriu dabar per verslus ir suprantu, kad taip nenutiko vis tik. Kad žmonės, kas liečia statybą, savo gerbuvį, vis tik jie ieško tų ekonominės klasės sprendimų vis labiau. Nes aš išvaisilau, kad bus iškiai priešingai. Tai va, kiek yra skirtumas tarp, žinai, pigaus sprendimo ir patikimo sprendimo. Ir žmonės nesako, va, gal mes vis tik rinksimės ekonominį variantą, arba gal sukurkite ekonominį variantą, nereik man čia taip gudriai, žinai. Jo, tai mes pasirinkę strategiją, kad koks mūsų klientas yra, ane? Tai mūsų klientas yra vidutinės aukštas ir aukštas pajamas gaunantis žmogus. Tai su šitu mąstymu mes išvengiam to rinkos svyravimų, nes mūsų klientas dažniausiai turi pinigų ir kažkokie ekonominiai sukrėtimai jo taip stipriai nepaveikia, kaip įmonės, kurios orientuojasi į pigiausios kainas ieškantį klientą. Tai galbūt mes lėčiau augam negu galėtume, jeigu pabandytume dar prie savęs patraukti pigesnį segmentą, bet mes to nenorim. Šiaip gamyba tai nėra... Tai yra surinkimas daugiau, ne? Didžioji dalis yra surinkimas. Na tai viskas yra surinkimas, jeigu taip žiūrime, ne? Ir automobilių pramonė suvažiuoja detalės skirtingos ir gamykla surenka automobilį. Taip. Tai ir čia mes gaunam iš skirtingų teikėjų komponentus, juos dar pripjaunam vis tiek, atliekam gamybinės operacijas, na tada jau surinkam galutinį gaminį. Tie komponentai gali atvažiuoti nebūtinai iš vieno tiekėjo, gali iš 5. Buvo laikas, kad Dextera turėjo iš 40 skirtingų tiekėjų. Tai ir iš to susidėdavo gaminys. Ir jis surinkamas yra rankutėm viskas, ne? Jo, viskas yra rankutėm, daug mechanizavimo, daug automatikos nėra šiuo atveju. Aš netgi prieš mūsų susitikimą pasižiūrėjau personalę, koks mūsų yra darbuotojų vidurkis, kiek yra išdirbę, nes kažkada esam diskutavę, kad tikrai tie patys veidai gamyboje, neskaitant sezoninių darbuotojų, kurių mes esam atleidžiam, yra 7 metai, o administracijai 9 metai. O aš 11 metų. Tai šiek tiek vidurkį keliu į viršų. O nuo kokios funkcijos pradėjai? Pradėjau nuo marketingo. Baigiau universitetą, politologas esu pagal išsilavinimą, tai magistrą baigiau politologijos, gerai sekėsi. Turėjau pasiūlymų eiti toliau į doktorantūrą mokintis ir tada buvo man toks apsprendimas, ar visgi
kažkokiu verslo keliu nukrypti ar pasirinkti akademijinį kelią. Tai ilgai svarsčiau tarp savęs, galvojau, kad akademiniam kely tu taip greit nematai savo įdėtų pastangų į darbą. Aš labai greit rezultatas pasimato. Tai nukrypau į verslą. Tada įsidarbinau čia marketingo skyriuje, tuo metu asistavau labiau, paskui į pirkimų skyrių įsidarbinau, pakilau jau pareigose, paskui į pirkimų vadovus, tada į projektų direktorių, dabar pardavimo direktorius. Tai tas kelias visas pardavimo ir mūsų gaminių išmanimo, tai paketas yra didelis, šiandien bagažas. Bet pas mus visi vadovai, aukščiausios pareigas užimantys žmonės, jie nėra samdyti, tarkim, ieškom vadovo kažkaip funkciją atlikti, ne? Tai pas mus visi žmonės yra užaugę. Ir manau, tai yra labai didelė stiprybė, nes, jie žino visą kultūrą įmonės ir panašiai. Esam bandę tiesiog vadovų samdytų ieškoti, profesionalų, bet mums, mūsų bent jau kolektyve, tai nepasiteisino. Tai tau čia yra pirmas ir vienintelis kol kas darbas? Visiškai teisingai. Aš, kaip sakau, galbūt galėtų būti minčių išbandyti savo kompetenciją kitur, ne? Vis tiek yra smalsu, kaip kur septųsi, bet labai tavo galimybės, manau, priklauso nuo tavo kolegų, su kuriais sudirbi ir nuo įmonės atmosferos. Tai jeigu aš esu geras čia, šitam versle, tai nebūtinai reiškia, kad aš perės kitą įmonę, ne, rodys tokius pačius gerus rezultatus. Gal aš sudursiu su kažkokia nekompetencija, kolegų ar priešiškumu, galbūt įmonės kultūra bus visai kitokia man neįprasta. Ne, mes čia visiškai neužsimam tuo mikromanagementu, tai laisvės veikti visi turi pakankamai daug. Čia tu visiškai teisus, aš apie šitą mintį esu nemažai galvojęs, lyginau su krepšininkais. Jeigu krepšininkas vienoje komandoje, jo vidurkis yra, 14,5 taško per varžybas, ar ne? Tai jis nupirktas į kitą komandą, ne faktas, kad tos 14 sumes vėl. Gali baigtis, kad jis tiesiog ant suoliuko bus pasodintas ir nepritaps prie komandos. Jo, tai mes užsikabinti medalį visi mėgstam, žinai, kad esam patys geriausi ir panašiai, bet kasdienis rezultatas tiek priklauso nuo tų žmonių, kurie tada supa. Jo, tai čia mūsų vienas pagrindinių produktų gaminamas. Galbūt čia daugiau ką verta papasakoti apie patį pjovimo stalą. Pjaunam su ultra garsu. Tai stalas yra toksai, kad ateina elektros srovė, aukšto dažnio, suformuojama aukšto dažnį, tada perduoda į konverterį. Konverteris perduoda į tokią plokštelę, ant kurios remiasi peilis. Tai pats peilis jisai neįsukas nieko, bet ta pati plokštelė 30 000 kartų per sekundę vibruoja ir įkaitina peilį. Ir mes kaip jaunam, tai užlydom tam tikrą prasme ir kraštus ir nešerpetuoja, tai yra šiai dienai pati moderniausia pjovimo technologija roletų. Mini laboratorija? Praktinis pavyzdys, kaip patikrinti audinio savybes. Pasirenkam audinį, ypatingai komercinėse objektuose, tai didelę reikšmę turi, nes tai būna labai daug langų, labai dideli kondicionavimo kaštai ir kaip yra staupyti. Tai šiai dienai tiesiog paėmiau pavyzdį screen tipo audinys, kuris yra pats populiariausias Lietuvos projektuose, praktiškai 95% verslo centrų Lietuvoje yra su šituo audiniu. Tai skrampai imituoja karštį, mes uždedam audinį. Karštį ir šviesą imituoja? Ir karštį šviesą. Kaitri, jo. Kaitri lempa, mes galim pažiūrėti, kokią temperatūrą patenka pro audinį į patalpos vidų. Tai šiuo atveju matom, kad maždaug apie 38 laipsnius turim kyla temperatūrą, turėtų maždaug apie 40 laipsnių patekti pro audinį. Jeigu mes dedam audinį aliuminizuotą jau, pavadinkim, žiūrim visiškai skirtingas kategorijas audinių, bet čia yra noras ir parodyti, koks tai skirtumas yra. Tai mes ten turėjome apie 40 laipsnių, čia mes turėtume maždaug apie 10-12 laipsnių mažiau. Tai turim 28. Vaizduoju, kad dabar pas jūs yra keli tūkstančiai arba keliasdešimt tūkstančių kvadratų stiklo. Ir kokie yra kondicionavimo kaštai karštą vasaros dieną. Parinkus vieną tinkamą audinį galima
sutaupyti tarp 50-70% ventiliacijos šaldymo kaštų. Paprastai reiktų vertinti, kad tai būtų maždaug apie 5-7 metai. Ar nesusiduri su tokiu klausimu kaip vadovas? 11 metų dirbi vienoje įstaigoje, tai vienas klausimas, kad aišku, nieko nesikito bandėsi, ne? Vienoje darbovietėje, viena schema, viena kultūra, tie patys kolegos netgi po 7-9 metus dirba aplinkoje, ne? Tai toks vienas smalsumas, kad išbandyti kito, kaip aš tačiau kaip vadovas kitoje struktūroje, nes kai čia dirbi 11 metų ir sakei, nei karto nebuvo kritimo pajamose, tai gali susidaryti klaidingą įspūdį, kad esi super geras vadovas, ne, ir kad tu sugebi auginti organizaciją. Ir galvoju, kaip neretai nutinka, kai iš tokios organizacijos vadovas gerai besijausdamas nueina į kitą struktūrą ir pamato, kad kažkas ne taip. Kad, žiūrėk, vis tik nesi toks kietas vadovas arba yra kažkokių kitų sudedamųjų, kurios įtakoja. Kaip tu valdai organizaciją, kokius rodiklius rodo, ne? Kokie rezultatai? Jo, tai kaip ir kalbėjom, vadovas, jo kompetencija, žinios, įgautos žinios organizacijoje yra labai svarbu ir tai atsiremia į tai, su kokiais žmonėm tu dirbi. Tai aš draugų tarpe irgi turiu pavyzdžių, kai tam tikrose įmonėse lyderiaujantys žmonės buvo, tada sugalvojo, kad galbūt verta būtų išbandyti kitas įmonės, kitas rytį. Ir tarkim jau kurį laiką keičia tas įmonės, nes vienoje galbūt kažkokių niuansų yra, kitoje, trečioje. Tai aš kaip sakau, šito įmonėje formavau, užaugau, viskas gerai yra, tai kažkokių minčių apie blaškymąsi ar savęs patikrinimą kitoje srityje, šiai dienai neturiu. Jeigu kažkokių iššūkių reikia, pasižiūriu, ką galima čia nuveikti. O nuveikti visą laiką yra kur. Paskutinė galbūt tokia idėja, kur reikėjo visiems persilaužti kolektyvui, tai buvo, kad iš klientų paimtume pinigus prieš sumontuojant gaminius, nes buvo pasidariusi jau tokia tendencija ir netgi iš vartotojų teisių apsaugos tarnybos buvo straipsnis, skaičiau, kad toksai terminas atsiranda vartotojiškas terorizmas, ne? Kuomet vartotojas, piktybiškai, jisai stengiasi gauti papildomą nuolaidą dėl tam tikrų menkniekių arba ieško priekabio ir ieško priekabio. Tai mes pasidarėm taip, kad paimam dabar 50% avansą prieš užsakant gaminį ir likusi 50% prieš montavimą. Iš tikrųjų labai buvo daug baimės pas kolektyvą, kad klientai atsisakys, jiems tokios sąlygos netiks, jis dar negavo gaminio, o jau čia visus pinigus reikia sumokėti. Bet klientas perka iš patikimos įmonės, tai žinomos įmonės, kuri tikrai pristatys tą gaminį ir visas problemas išspręs. Tai šitą buvo sunku įgyvendinti, bet padarėm ir skolų valdymas iš esmės pasikeitė pas mus. Tai tokie procesai, kur, sakau, lyg ir viskas jau atrodo padaryta, bet dar ką suefektyvint turim, padarom. Žainam toliau. Čia šiaip labai gerai išvalga, ne čioks, kai rinka diktuoja sąlygas, kad liktai, kaip pasakai, 50% užsakant ir po to likusi dalis po to, kai sumontuota, bet iš to, ką tu turi skolų, kažkas kažką nedamokėjo, gal pradeda galvoti, o gal ir galiu nedamokėti ar ne, gal kažko nedagrėžė man. Ir tada žmonės skiria savo resursus, reikia perskambinti, prašinėti tų pinigų ar ne, ieškoti gaudyti tos klientus. Tai išsprendė tą klausimą. Kai nusprendėt padaryti sprendimą, kad paimat visus pinigus iš anksto, įsivaizduoju, kad, kaip atsakėjai, kad kolektyvai galvoja neramu, ar ne, kad jie dėl to praras pardavimą, tikėtina savo bonusą irgi praras, ne? Kokių dar buvo sprendimų, kuriuos darėt ir kolektyvas priešinos? Kiekvieni pokyčiai, kurie yra darbo struktūroje, žmonės paveikia, ne? Tarkim, mes maždaug 2016 metais įgyvendinom pokyčius ir visiškai atskiriam pas save vidaus produktų pardavėjus nuo išorės produktų pardavėjų, ne? Nes tai yra vidaus produktai, žaliuzės, roletai, kurie yra kabinami viduje, išorės produktai yra tie sudėtingesni, didesni, brangesni gaminiai, kurie, tarkim, markizės ar pergolos ar fasado žaliuzės, kurie iš laukų kabinas. Tai anksčiau vienas vadybininkas turėjo visus produktus išmanyti, kas yra
sudėtinga. Bet klientui patogu vieno langelio principo. Vieno langelio principu taip, bet gaunama konsultacija galbūt nėra to lygio, kokio klientas norėtų. Tai mes atskiriam šitus dalykus. Irgi buvo kolektyvui sunku persirientyti, daug buvo priežasčių, kodėl tai bus blogai. Galiausiai labai pasiteisino, nes išorės produktų pardavimai irgi išaugo kelis kartus. Tai vadinasi profesionalesnė konsultacija. Plus tam vadybininkui, kadangi jis pardavė tik išorės produktus, tam yra motyvacija jų parduoti, gauti bonusus ir taip toliau. Tai manau šiai dienai, kad žiūrint į konkuruojančias įmonės, tai mes vieninteliai turim tokią struktūrą, ir jinai yra labai pasiteisinis. Aha, gerai, čia įdomus pavyzdys. Gerai, jeigu jūs atskiriat tokias funkcijas, tai tada kodėl neatskiriat funkcijos žmogaus, kuris išmano produktą, yra pardavėjas, kurio stiprioji pusė yra parduoti ir reikia įvertinti, ar yra kur pakabinti, ar fasadas ten įsigręš, ar ne, visą montavimo, ar siunčiat dar vieną žmogų tada? Siunčiam dar vieną žmogų. Okay. Tai principas pas mus darbo yra toks. Į salonus pas mus užeina labai nedaug žmonių, labai nedėlis rautas. Nepaisant to, turim 6 prekybos salonus, bet vidurkis 6-8 žmonės per dieną užeina. Visas pardavimas vyksta pas klientą namuose, tai tu paskambini Dexterą, pirmiausia atsiliepia mūsų call centras, išsiaiškina, ką tu nori, kokius produktus, kiek tų produktų, kada gali pas tave atvažiuoti, žodžiu, visą informaciją, perda vadybininkė sudėlioja darbus specialistui, kuris iš esmės išmano tą produktą, kaip jį pamatuotis, ten tilps, netilps, visus niuansus. Ir pas tave atvažiuoja ne mūsų vadybininkas, o atvažiuoja specialistas, kuris yra techninis žmogus. Okay. Jisai viską išmatuoja. Jeigu tu vietoj gali pavartęs katalogus, priimti sprendimą, ko tau reikia, viskas ok, tu iškart vietoj susipildai. Jeigu tau reikia išsamesnės informacijos, tai jau perima mūsų vadybininkės ir tave konsultuoja telefonu toliau arba pakviečia pas mus į saloną ateiti. Tai vėl priklauso, ant kiek tu esi išrankus žmogus, ant kiek preciziškas, pedantas galbūt, ne? Tai tą aptarnavimo kelią renkėsi. Arba jau sakai iš karto iš specialistų, arba dar perima mūsų vadybą. Kokią dalį jūs parduodat fiziniam asmenim ir kokią dalį didmenai ir kokią dalį į projektus turbūt patys irgi einat, ar ne? Taip. Mūsų pagrindinė duona turbūt yra fiziniai asmenys, pats ir pelningiausias segmentas, aišku, bet ir pats sudėtingiausias dėl ilgo aptarnavimo proceso ir galutinio sumontavimo. Didmena pas mus, tarkim, jeigu imam dabar mūsų 18 milijonų apyvartą, tai apie 4 milijonus pasidarome iš didmeninių klientų, kas irgi, manau, visai neblogas procentas yra. Eksportas irgi apie 3 milijonus pas mus, tai likusi dalis yra tie išorės produktai ir projektai. Tai projektų rinka Lietuvoje tokia ganėtinai specifinė yra labai nuobodi, nes dažniausiai tai, kaip sakau, yra vieno gaminio projektai ir tiesiog su konkurentais varžomės dėl kainos, kas pigiau pasiūlys. Kaip motyvuojami gamybos darbuotojai dabar galvoja pas jūs yra? Nuo gaminio ar nuo išdirbtų valandų? Nuo gaminių kiečių. Mes pasidarę, čia irgi slidus reikalas, nes tų gaminių kiekiai irgi svyruoja, bet kitą kartą, žmonės galbūt neuždirba tų pinigų, bet išmokame papildomai nuo savęs, nes žinom žmonių lūkesčius, pavadinkim, aš manau, pas mus gamybos darbuotojų algos lyginant sektoriai, tai turbūt vienas didžiausių yra, tai dėl to ir ta kaita yra mažiausia ir žmonės papildomai skatinami, jau pagal kategoriją savo keltis, tarsi, kad jeigu tu vieną darbą moki daryti, tu išmok dar antrą ir trečią, tai tu papildomai dar gausi po ženklę sumą prie savo bazinės algos. Tai gerai, tai pamokink dabar, žiūrovas žiūri ar ne, irgi turi problemų su funkcijų atskirimo. Kada žmogų reikia daryti universalų, kada funkcijas reikia išskaidyti ir kurias funkcijas reikia pasilikti viduj, o kurias pirkti iš išorės. Kaip prieiti ir pasirinkti tą teisingą sprendimą? Turbūt reikia žiūrėti, koks tai yra portfolio įmonės, kokiais produktais prekiauja ar kokias paslaugas teikia. Šiuo atveju buvo gana paprasta atskirti
nes tai buvo dvi kryptis - vidus ir laukas. Ne, tai turėjom galimybę atskirti. Kitas dalykas, reikia įsivertinti, kokį srautą informacijos tas žmogus turi valdyti. Aš suprantu, kad jeigu žmogus dirba pas tave įmonėje 4 ar 5 metus ar daugiau, ne, jisai gali tą žinių bagažą turėti. Ką daryti su tais naujokais, kurie ateina. Taip. Tai ar jie tinkamai pakonsultuos tą žmogų. Tai vėl problema. Tai žodžiu, vienas per dalykas duomenų srautą vertinate, ne kiek duomenų reikia iš žmogui. Jo, taip. Tai vėl sakau, kitas dalykas, kai mes prekiautume, jeigu kažkokiais standartiniais gaminiais, nežinau, paimkim galbūt stalo įrankiais ar kažko virduliukais panašiai, ne, tai tu, kad ir parduosi klientui, kažkas jam netiks, nieko baisaus, jis sugrąžins, tu kitam parduosi, ne. Čia, jeigu klientui netiks, vėl nuostoliai. Tai visa tai pas mus turbūt buvo bandoma padaryti tam, kad sumažinti informacijos srautą žmonėm, kad jie galėtų labiau specializuotis į tai, ką daro. Tai bandau savo išsivesti taisyklę. Tai vienas yra vertinant, kiek žmogų reikės išmokti, ne, per kiek laiko jis įsivažiuos įsavins tą informaciją ir kaip greitai galima tokį žmogų pakeisti. Tada kiek kainuoja padaryta klaida. Ir čia gal pagrindinės taisyklės ar dar kažkas? Pagrindinės, ko gero, taip. Ar teisinga mintis, kad vienokio vadovo reikia įmonėje augant ir kitokio vadovo reikia per krizės? Kai reikia katinti, atsisakyti, mažinti? Iš dalies galima stikti. Dabar kaip politologas atsakiau, ne? Ir taip, ir taip. Turbūt nuo vadovo požiūrio priklauso, ar jisai sugeba, kaip šiuo atveju, turim aukštą augimą, ne, kiekvienais metais stabiliai augam. Ir ar ateitų laikas mažintis, ar tai būtų kažkokie moraliniai dalykai perlipti per save, ne, kad aš dabar jau dirbu įmoniai, kuri neauga, o krenta žemyn. Tai turbūt čia pačiam vadovui yra toks moralinis dalykas, ne. Gal lengviausia būtų tai tiesiog pasipustyti padus, ne, į augančią įmonę, kitą. Tai šitoj vietoj turbūt kiekvienas pats gali atsakyti į šitą klausimą, ar skirtingo vadovo reikia, ar to pačio. Natūralu, kad kai yra blogai, reikia tų ryžtingų sprendimų ir greitų labai sprendimų reikia, ne? Tai gali tas ilgas laikas augimo užliuoti. Tai dar savo negaliu iš to pasidalinti. Aš tada irgi, jeigu kalbam apie vadovo atrankas, tai visada man įdomu, ar vadovas savo karjerą ar savo CV turi bent vieną krizę įsirašęs. Nes vis tik reikia kitokių įgūdžių, aš galvoju, kai įmonė sustoja arba krenta, arba kai ją reikia tam 2-3 metus laikyti ir tu esi tas, ko ne vienintelis, ant kurio viskas ir laikosi, visi pokyčiai, visi mažinimai, atstatymai. Tai aš žymiai vertinu labiau tokius vadovus, kurie turi savo CV įsirašę krizę. Gal nereikia. Coca-Cola, Coca-Cola Light ar Coca-Cola Zero? Zero. Čia išsiskiriau turbūt iš visų savo pažįstamų. Cukraus nevartoja, ne? Taip. Turi metus laisvo laiko ir kompiuterį, ką darai? Turbūt kurčiau šop. Kokios yra didžiausios vadovų baimės? Suklyst, apsikvailint, reputaciją prarasti. Kas blogiau, klaida ar bailumas? Bailumas. Nes klaida rodo bandymą kažką daryti, bailumas tiesiog rinktis nedaryti. Dėl to, kad galimai kažkas gali būti blogai. Prarandi galimybę gauti tą, kas gali būti gerai. Tai negero, pikto, ar jau kažkas tai išvedė iš kantrybės, tai tas stipresnį efektą turi, kai yra pasakyta ramiu tonu, ne negu emocingai. Nes emocijas tada iššaukia irgi emocija iš pašnekovo. Kai yra ramiu tonu pasakoma, tai pašnekovas galvoja, kad tai yra apgalvotas sprendimas, apgalvotas pokalbis ir taip toliau. Tai turbūt tuo išsiskiriu irgi, kad niekad nekeliu balso nei ant žmonių, nei ant partnerių ir kokia tai būtų problema, kažkaip visą laiką apgalvoju, suvirškinu ir tiesiog, jeigu reikia, konstatuoju sprendimą, bet ne emocijas rodai. Ar keli nepažįstamus numerius? Keliu. Visada. Žinau, kad žmonės turi baimę kartais. Bet tu keli, žodžiu. Keliu. Okay. Tiki horoskopais? Ne. Horoskopais netikiu, bet turiu tam tikrų irgi keistų dalykų. Tai kuo tiki? Pavyzdžiui, man skaičius 22. Atrodo kaip nešantis nelaimę. Nesėkmė.
Ir kažkaip tai gyvenime yra stilio, kad aš kaip pradėjau matyti 22, namas, tulpas, laikas, mašinas ir panašiai, galvoju, nu, blem, čia kažkas atsitiks. Tai va tokį turiu keistą dalyką. Tai nelaukit 22 milijonų apyvartos. Geriau iš karto perko, kad kitas simetri. Okay. Paskutinis žmogus, kuriam pavydėjai. Šiaip nesu pavydus ir nelabai... Su baltai pavydėjai vis tiek kažkam. Dabar turiu tikslą kitais metais įveikti Via Ferrata. Na, čia yra tam tikras lynų kelias, ne vienas yra Dolomitos, ne? Tai nesenai žiūrėjau YouTube kanalą, kai žmogus, kai atrodo, aukščio baimės neturit, jis eina įskrimės lyną ant kalno šlaitų. Tai vat gal jam pavydėjau, kad, na, iš tikrųjų tiek drąsos toli. Okay. Tai vat tikiuosi jos kauptų pakankamai kitais metais padaryta. Ačiū tau už pasidalinimą. Dėkui. Daug kartų įsitikinau, kad kai pritrūksti idėjų, ar kad jauti, kad nėra fokuso, ar kad kryptis truputėlį slysta iš rankų, kad pirmas žingsnis, ką reikia padaryti, tai sėsti mašiną ir važiuoti per susitikimus. Ir važiuoti pas keiščiausius žmonės, kuriuos pažįstat. O kad ir nelabai pažįstat, bet vis tiek labai siekius aplankyti. Ir aš garantuoju, kad jau po pirmų susitikimų jūs pajusit, kad randasi tą šviesos tunelio gale, kad po truputėlį grįžinėjate į Vėžes. Pabandykit šitą pratimą. Iš dalies aš tuom ir užsiimu šitam projektą, jeigu pastebėjot. Važiuoju per įmonės ir tai man padeda susirinkti naujų idėjų. Ir kai nėra motyvacijos, galbūt papildomai užsimotyvuoti ir grįžti į Vėžes. Taigi tam kartui tiek. Iki kitos laidos.